kągi, sėdžiu, laukiu klientės ir netyčia užkliuvo įžvalgos tarp diskusijos klientės ir kosmetologių. Diskutuoja apie odos priežiūrą, kas liečia mimiką kaktoje, gilias raukšles. Ir sėdžiu, skaitau ir mintyse galvoju ir norėjau pasidalinti savo įžvalgomis. Diskusija vyko tarp to, ką daryti. Klientei 27 metai, tai yra tikrai jaunas amžius dar. Ir kyla klausimas, ką daryti su tom raukšlėm. Ar botoksą leistis, ar užpildus leistis, ar tiesiog užtenka masažų, ar tiesiog procedūrų tinkamai parinkus priemonės, mažinant tą raukšlių gylį. Aišku, daugiausia kilo diskusijų dėl botokso, nes visom atrodo, kad botoksas šiai dienai yra, kenksmingas, nors nėra tai rodyta, tikrai. Bet aš turiu savo nuomonę. Viskas yra gerai, kai darai su saiku daroma. Ir čia priklauso nuo to, kokie klientės poreikiai ir norai, nes klientė renkasi, ko ji nori. Bet aš manau, kad apskritai veido odos priežiūra turėtų prasidėti gan anksti, nes mes pradedam senti nuo 25 metų, o net gal ir anksčiau, nes tai priklauso dar ir nuo mūsų gyvenimo būdo. Tai mano nuomonė, mano įžvalgos ir patarimas jums, kurios jau pradėjo rūpintis, kurios dar tik norite pradėti rūpintis, nes matote jau senėjimo pokyčius savo veide, kad pradėkime rūpintis kuo anksčiau, atsirinkus tikslingai veido odos priežiūros priemonės namuose bei profesionalų specialistą, kuris atsižvelgiant jūsų lūkesčius atliks procedūras kabinete ir tai bus jūsų gyvenimo būdas, jūsų rutina, jūsų priežiūra ir investicija laikui. Linkiu jums to.